Sveiki publika, sveikinasi iš savo skęstančio, degančio, byrančio ofiso. Kuliu šiandien Kvietrugį. Iš lėto, neskubant, turim 3 valandas ir turim 22-21 drėgmę. Kokia esmė, kad kūlėmės į džiovyklą, porą bunkerių ir dar gal vieną džiovyklą prisikulsim. Tvarkausi laukų galus, aplink stulpus susitvarkau, kad kai Kvietrugis išdžius galėtume tiesiog šluoti pradalgės ir turėti našumą, nes taip taupom laiką ir efektyvinam darbus, nes kas iš to, kad aš dabar greit prišluosiu 4 bunkerius ant gerų Kvietrugių ir važiuosiu namo, tai visiškai neverta. Tokiu atveju, ką darom, tai, kaip sakau, bandom taupyti laiką, nes rodo rytoj ir poryt gerą orą, o paskui vėl lietutį. Operatyviai furytė užpildoma. Norėjau susitvarkyti ant mažus laukelius, vieną mažiuką padariau, bet su kėderiu negaliu pervažiuoti. Čia lėnė tokia situacija, kad laukai maži ir daug persikabinėjimų gaunasi. Galvojam, pripulsim 4 bunkerius, bet nusprendėm fūrą pripult dar, nes drėgmė biškį pagerėjo vis tiek į vakarą. Apie 17 yra dabar, o 2 dienas į priekį nerodo lietaus, kažkiek ir pradžiovinsim patys su džiovyklą ir galimai turėsim sausų grūdų 13, tai tiesiog sumaišysim ir gerą kombinaciją gaus. Retai tokį vaizdą matau, nes dažniausiai kombainė tenka sėdėti, bet reiktų biškį aukštyn straublį. GC paskerdynės, nežinau, nedalyvauta mano čianai, bet bernai išardė, sakė, rytoj važiuos. Kelių detalių, konsultacijas, bet aišku, tam geriemgi konsultacijos mažai reikia. Bosose yra likę rapso, reikia išleisti ir išpilti pastogę, nes džiovyklai Kvietrugiai leisim Kvietrugius. Bratkis išleidžia ir viskas. Sudėtingas procesas išverst fūrą, šita dar fūra pati ilgiausia. Kai sausi grūdai nieko labai blogo, bet dabar kai šlapė, tai turėsim nemažai problemų. Reikės greičiausiai tarp durį versti. Kas paskui, jeigu reikia sustumdyti, labai daug sutraiškam grūdų, šlavimas ir kiti dalykai. Biškį varam patikrinti drėgmės, kokia situacija su normalia mašina. Tentukas uždėtas iš lauko gražiai atrodo. Šiandien toliau kombainuojam Kvietrugį. Jau turim 9:30 vakaro, po miškė čia tokia. Rasa dedasi po biškį. Nu, ne rasa gal, bet tiesiog atidrėkimas yra. Kvietrugis į perkūlimą jau eina. Bet nebedaug liko gabaliuką, šitokį noriu pabaigti. Ir bus tvarkoj su šituo lauku. Ir rytoj lieka Kvietrugį apie 50 turbūt. Bet per 2 laukus. Vienas 3,5, kitas 15. Tai jeigu nesulūšim, paimsim, nes šiandien tai vėlai pradėjom apie 1 turbūt valandą ir buvo dar drėgna pradžiai, nu, drėgni patys grūdai ir labai daug gabaliukų šiandien buvo per kokius 5 laukus turbūt, tai gavos tik tai 40 hektarų. Nu, bet nieko, jeigu, sakau, rytoj nesulūšim, tai pasiimsim Kvietrugį ir tada žiūrėsim, kokias toliau kultūras imsim, nes dar kultūrų yra dafiga. 9:05, 18 drėgmė, rytas, mes tolimiausiuose laukuose nuo bazės, apie 20 km. Pradedam anksti, norim pabaigti šitą galą ir keldintis arčiau link namų. Valandai 7 hektarus turim. Derlių turim neįspūdingą šitam lauke ir apskritai Kvietrugio derlius nėra įspūdingas. Apie turbūt gausis 4,5-5 tonas vidurkis, kas tikrai nėra kosmosas kažkoks tai, bet ir investicijos į Kvietrugį yra labai mažos, minimalios, 200 salietros, 100 sulfato ir 2 kartai atvažiuota su purkštuvu. Iš rudens 1 kartą nupurkšta nuo žolių ir pavasarį nupurkšta nuo žolių ir augimo reguliatorius. Nu, sakyčiau, visai neblogai. Aišku, tonų nėra, nu, bet kas man iš tų tonų? Kad aš tų tonų turėčiau daugiau idėjas, aš automatiškai turėčiau apkrautą daug labiau kombainą, kas padaryčiau per valandą daug mažiau.
Kitas niuansas su transportu, turėčiau daugiau transporto. Sandėly perkrovimai su teleskopiniu krautuvu, o JCB-kai jie irgi nelaiko, kaip kombainai nelaiko, tai taip ir JCB-kai, žinokit, nelaiko. Yra 2 JCB-kai, tai kažkuris vienas tikrai stovės įskerstas garaže. Tai va, su kitom kultūrom irgi panaši situacija, technologijos atpigintos, rapsai ištraukėm 3 tonas, labai geras rezultatas, sakyčiau, gal net biškį virš 3 gavo sausį išvalytą. Niešiai kažkada sakiau per video, 5,9, apie 6. Tai va, kvietrugiai dabar 4,5-5 kažkas bus. Nu ir ką, varysim toliau, varysim į žirnius, nu tai žirniai, kad nėra jiem ką investuoti, nuo žalių nupurškiai ir viskas. Sėkla tik tai. Ir kviečiai, nu tai kviečiai tikrai padoriau atrodo. Iš akies žiūrint 6 turėtų būti, o kai bus laikas parodys. Tai va, tai ne visada geriausia kultas 8 tonas. Geriau kartais biškį pasitaupyti. Ir darbai greičiau eina, ir draudimų nereikia pasėlių. Iš vis apie draudimą pasėlių, tai nežinau, labai skeptiškas nuomonės esu. Vienais metais čia draudėmės, nu, jo, viskas gerai, jeigu tikrai ta žala būna. Bet ta žala, nu, labai dar priklauso nuo rajono, aš sakyčiau. Gal taip, bet, nu, pas mus per, ką žinau, 15 metų vieną kartą buvo žala. Ir tai toks ruožas vieną lauką iškūlė. Nu tai gerai, paskaičiuojant, per 15 metų tu gauni susimokėti įmoko labai didelę sumą ir vieną kartą ta žala būna, nu tai neimtų to draudimo kiekvienais metais ir taip logiškai mąstam, kad tiesiog sutaupysi ant draudimo ir ta vieną kartą ta žala labai nieko nebus. Ir mes kaip mėgstam rizikuoti, tai nesidraudi ir neskauda galvą. Nes paskui ten irgi atrodo kompensuoja, bet didelis hektarų plotas, nu vis tiek ta suma susidaro nemaža. Kvietrugiai tiesioginė to žodžio prasme nušluoti, nukulti jau nebegalim sakyti. Dienai kaši 6:30 turim ir turim, pradėjom video, sakiau, blema, 9:30 turbūt pradėjom. Tai pašlavėm neblogai čianai, apie 5 hektarų. Per 2 laukelius, aišku, antram lauke geras laukas, derliaus nėra, tai galima rankeną stumt. O tai kai į valandą 7 hektarus turi vidurkį, tai nėra labai blogai. Ir ką dar norėjau pasakyti apie tas intensyvės technologijas visas, nu tai belė kiek reikia ir darbo jėgos daugiau ir purškimų visokių atlikti daugiau, kas gaunasi ir laikas, ir kūras, ir panašus dalykai. O kai reikia viską vienam padaryti, tiek tręšti, tiek purkšt, ant 1000 hektarų gaunasi ne juokas. Būna, kai darydavau intensyvės technologijas ganėtinai, tai pernai, užpernai, nu tai supurkštų į dieną po 300 hektarų kaip nieko darydavau. Ir tokias intensyvės būdavo realiai 10 dienų, tai į pavasarį susistumdavo viskas. Būdavo dienų po 370, čia yra rekordas. Bet, nu ką, ryte pradedi kasą laistyti, kol rasa. Tada rasa nukrenta, bam, purkštukus persijungi su vienos knopkės paspaudimu horšė. Pradedi purkšt ir vakare rasa iškrenta vėl toliau liejai. Darbo valandas ilgas, bet darbas pasidarydavo. Ir dar pas mane senos laidos horšas. Tai su tais naujais Hebro po 30 po lauką lekia, sijas kaip stygas stovi, nu tai ten 400 daryčiau be problemų. Bet dabar šį pavasarį, kai sakau, ta technologijos buvo truputį pigesnės, visiškai be vargo, be didelio skubėjimo, tvarkingai pasiliejau, pasipurškiau. Tai tas irgi daug ką pasako. Tikri kombainiorai viską kabinai daro ir valgo, ir pistacijas valgo. Nu bet tai nėra kitą variantą, prasišluoja ir viskas, ne pasaulio pabaiga. Nu hebra, žinokit, širdis dainuoja, kaip taip sekas. Aišku, retai tai būna žemės ūkį, bet būna tų dienų, kur ryte pilna, tvarkingai, kaip tik apskaičiuota viskas. Kabiname skėderį ir lėkiam link namų. Visai neblogas rezultatas su žirniais, pradėjau pusę velnio kulimas. Ką žinau, kad aš atvariau į lauką 8-2 valandas 30 tonų. Kaip žirniam, tai čia kosminiai skaičiai. Yra stačių, yra ir nestačių.
kai kur nestatus biškai kita situacija, bet gyvent galima. Viskas tvarkoja, rytoj graži diena, tai jeigu nesulūšim, bus viskas gerai. Šiandien toliau guldam žirnius. Žirniuose greitį laikau apie 4,5 ant stačių iki 6 šoksto. Magdonas sudirba, surenka tvarkingai. Dar kol kas neteko išpirkti žemę nusivalyti, lieka viena apsauga vidurinė, centrinė dirža nukrito, bet čia žinoma problema. Buvom kaip ir jie įsprendė, dabar padarė metalinę, bet vis tiek su žirniais jinai netlaikė, bet jinai nelabai gal ir reikalinga. Tai va, šluojam, žirnių kokybė ideali, skaldukų nėra, viskas kaip ir gerai, drėgmė 12-13. Tai va, byra 3 tonas žirnių. Perkrova pilna, įdomu kaip bus, bet šiaip tai turėtų apie 23-24 gal net tonas būt. Tuoj kolegas paklausim, bet reikia pribubit pirmo eiliai normaliai. Žirniai ta prasme kaip iš valomos eina. Tai miela malonu. Dar ir lyderį reikia padabočio sugulusių vietą. Ką turi, kolega? 23,7. Va tokio vaizdo aš nelabai matęs. Žirniai buvo pas jos nevaluoti, kažkas suvalavo. Aišku, renkam neblogai, minimalus nuostoliai yra, bet derlius 4,5, nu čia sakyčiau kosmosas. Ana veislė, aš veislę tų neatsimenu prisėjų ir iš tikrą pamirštų ir kviečių ir apsių veislės, kur kokias pasėtas. Nu, nes realiai visas vis tiek užauga. Vis tiek derlių duoda. Bet esmė, kad 2 veislės buvau pirkęs, aišku, iš ūkininko. Man atrodo, vienas skorpionas, sakytų, dar kažkokia. Nu, tai šita geresnė, kur sugulus. Bet sėklas pasilikom kaip ir iš šonos, kur buvo status, nes joje lengviau kul. Bet nublemba, aš per šitą važiuoju 5 km per valandą. Aišku, čia laukas stalas, išlygintas idealiai. Porą piliukų numušiau. Nu, bet kol kas renkam ir kol kas tikrai su žirniais turėti 27 tonas valandai. Nu, aišku, tiek nėra, vis tiek apsisukimai ir dabar tik lauką atsikūliau lauką tą. Tai, bet nu vis tiek, derlius geras žirnių. Matysim, kas vidurkis gausis. Iš ano lauką tai 3 tonas subirė, bet irgi greit nušlaviau. 10:30 vakaro, keičiam kultūrą, važiuojam į kviečius. Chebra, šviesas atjuda, bandysim guldyti kvietį. Atsimenant, kai sakiau, kad dienai bus 100 hektarų, tai ta diena išaušo. Šiandien turim 100 hektarų, paėmiau PM5 kažkur, PM6 hektarus žirnių, kažkai kosmosas ir dar kviečių. Pasiėmiau 4 kažkur hektarus. Neblogai, tikrai nebloga diena, tikrai gražūs skaičiai. Nu dabar dar lyka prigult šitą bunkerį ir bus viskas. Bet esmė, kad išvažiavau šiandien vėlai. 11 laukės dienos tik buvau, nes galų skleistuvo guolis buvo subirėjęs. Chebra keitė ir truputį užtruko. Tai va, bet reziumuojant, graži diena, puiki diena. Kažkas atsitiko su pobūgniu, neleidžia jau užsiaurinti 11 mm siauriausias pobūgnis, bet buvo porą kartų žirnius kulant gerų akmenų. Reiks pasižiūrėti akmenų gaudyklę, bandyt kažką tai pasižiūrėti, ne tai skambinti, gal daviklis, gal kas, bet greičiausiai, kad mechaniškai nepakelia jo. Tai va, žiūrėsim. Bet dabar žirnius kulu 25, man atrodo, dar galiu. Kviečiam norėtus 10 laikyti gal. Ar 11, bet dabar 11 ir laikas, turbūt nustačiau 10 išmetė klaidą, tai kažkaip įdomiai. Vakar ryte nuo kokių 7 iki 11 gavom nemažai lietaus. Ir tada dar vakare biškai užmetė, bet aišku, ten jau nedaug. O šiandien bandom toliau kult žirnius. Aišku, prieš tą lietų daug geriau jie kūlėsi. Netokie ir supytė buvo. Ir kitas dalykas, žemė nebuvo drėgna, buvo labai išdžiūvus. Kėderis daug lengviau čiuožė man per žemę. O dabar biškai kažkur patraukė ir labai daug žemių traukėsi kartu. Nu, bet po biškį daug lėčiau, našumas ant pusės kritęs. Bandom nuiminėti žirnius, nes miežiai vasariniai ir kviečiai 18 drėgnumo. Per kombainą pereit dar daugiau bus, žirniai 14,5. Tai va po kombainą nežinau, bet viskas gerai, sausi dulkės kyla.
Tai va, ir aišku jau dabar nuostoliai, yra nuostoliai, viską nesurenku pilnai, bet didžiąją dalį aprenku. Žirniai eina į pabaigą, porą hektarų liko, buvo fūras surikiuotas. Šita vietų žirnių buvo neglifosuota, iškart matosi pagal ražieną. Pritrūko biški chemijos, bet iškart ir sunkiau kūlasi. Nu, bet tai nieko. Norėjau tiesiog į bandymą pasižiūrėti, bet šiaip žirnius reikia glifosuoti ir juos kūl tada, kai jie prinoksta. Šiandien guldom vasarinį miežį, salyklinį. Reikia tikėtis, rytoj atvažiuos paimti mėginių. Visai neblogai, 6 tonos byra, valandinis našumas 40 tonų. Tai miela malonu, žinokit, miela malonu dirbt. Laukas geras, ilgas, gražiai išluojasi. Ryte pradėjom, buvo drėgmė 18, visiškai šalta, vėjas didelis, ką žinau, 18 laipsnių gal laukia ir šiauriai sunkiai džiūva, nu bet dabar apie 14, gal 14 su kapeikom jau. Ir šiaudas žalokas, negražiai skleidžia šiaudus. Galvojau čia rapsą tiesiog įsėt, bet galimai reikės pravažiuoti su skutiku. Nežinau, nu aišku, gal dar tie šiaudai biški pastovės, pasitvarkės ta situacija, bet yra vietų ir pagūlusių. O tuos pagūlusius kuo sunkiai surenka, žemė drėgna, šiaudas irgi toks užalis, tai man va pakišo kėderį dabar irgi taip. Visai nebloga dienelė, 11 valandų vakaro, 50 hektarų kviečių, virš 300 tonų. Kažkiek tai, nu, bet čia taip grubiai sakau, neblogai, tikrai neblogai. Ir aišku, jau ant vakaro čia atidrieko baisiai, vėl 16 drėgmė. Bet tiesiog lauką reikėjo pabaigti, norėjusi pabaigti lauką, išlėčiau, pabaigėm, susitvarkėm, nesulūžom, viskas puiku. Rytoj važiuojam toliau miežių kul, dabar Hebra turi ką vežti kviečių. Ir atvažiavo šiandien mėginių paimti, pasižiūrės kaip ta salykla. Ir toliau žiūrėsim, toliau jau monotonija tokia truputį. Kiekvieną dieną atsikeli, kombainė tiesiog laikas atrodo sprogsta. Nu, bet aišku ir hektarai byra. Viskas gerai, orai leidžia, rytoj vakarį lietų turim, reikia kombainą pasitvarkyti. Tai laukiam ir lietaus ir viskas, bandom kažkaip damušti tą sezoną, bet dar yra, tikrai yra. Klausėt, ar dar Kirovą naudojam? Tai naudojam, va, užsidedam toną saliarkas ir tada patogiai pripilam į visą techniką. Į kombainą tenka su džeisybu užkelt, bet į fūras ar į čia tai labai gerai ant Kirovo užsidedi. Ir viskas, nesu kūru dar vargstam. Orlenas truputį neveža mum. Nu tai gaištam laiką taip, vežamės po toną kiekvieną rytą. Servisas į laukus. Hebra juda. Fūra iš langą nuputė kažkokią orą. Greit pajungs. Turim 9 valandas, gal po 9. Pradeda krapnuot lietus. Vėlė kokią gerumo dieną. 60 hektarų turim šiai minutei. Šiai minutei turim. Daryti išpilsiu ir tentuot ir tarp ir seneliai. Nes jau, nu taip. 60 hektarų turim šiai minutei. Kosminis skaičius ir būtų dar 2 valandas, būtų 70. 70 hektarų, kas būtų turbūt šio kombaino mano rankose rekordas. Bet 60 hektarų irgi nėra blogai. Nu ir jūs, Hebra, pasakykit, kad šitas kombainas yra ne kosminis. Tiksliau, visi 770 yra ne kosminiai kombainai. Aišku, reikia turėti atitinkamą kėderį, nes kėderis duoda labai daug. Reikia įtinkamai apkrauti kombainą, o McDono tą gali padaryti su paprastu kėderiu. Nu, tokių hektarų skaičių turbūt nebūtų. Bet, aišku, kultūrai nelygus, bet esmė, kad, nu, naujo kombaino visiškai neapsimoka pirkti, nes tie nauji klasiai tie tūkstantiniai, kur 8900, nu jie tą patį daro. Nu gerai, jie dienai dar 100 tonų daugiau, gal ant gerą lauką ir daugiau biškį darytų, bet nu, bet kokiu atveju geriau senas, dar vienas toks 770, dar vienas McDonas. Dienai be vargo, su parūkimai 100 hektariukų darom, rugiapjūtė 10 dienų, viskas, susitvarkom technikai, sandėlis ir viskas. Bet ne, nu aišku, būtų ten tų visų niuansų, jie genda, bet dabar, aišku, nenoriu prisibazarinti, bet turėjom, ką žinau, turbūt kokias 6 gal 5 dienas, kur tiesiog po 50 hektarų, po 55 kabinam ir vargo nematom, tai šypsena veide, gražu. Turim netoli 700 hektarų jau nukulta ir lieka, kas čia lieka 300, čia kelias dienas ir viskas. Rami galva, tada dobiliukas
ir kukuruziukas, tai čia ateities problemos. Tai va, hebrytė, iš drono vaizdų nepakeliu, vis kažkaip suskoncentravęs į tą kulimą, kaip ir laiko turiu, bet dar yra rugiapjūtės, manau, kitam vidosui pakelsiu ir droną. Pradėsim rapsas sėdą ir iš tikrą reikia pasiruošti, reikia dar dobilus pasėti, darbų tikrai yra, bet šitas vidosas toks grinai iš kombaino, nes tiesiog atrodo atsikėlė į kombainą vėl ir tas eina. Tai va, dabar gavom truputį lietučio, matysim, kada čia išvažiuosim vėl į tos laukus, bet vis tiek gerus orus rodo, tai dar tik rugpjūčio 10, viskas čia gerai. Tai va, dėkui, kad žiūrėjot, paspauskit laiką, užsubinkit kanalą ir iki kito vidoso. Čiau, publika.